Sveiki. Šiandien aš Vaida Rimkė, kuri padedu verslams su jų finansais. Pakalbinsiu malonę viešnią Veroniką, kuri yra prekinio ženklo Vivered įkūrėja ir nuomonės formuotoja. Taip. Ar teisingai pristačiau, ar dar yra kažkas, ko aš nepasakiau? Turiu šiaip tai daug visokių regalijų, kaip aš vadinu, bet iš esmės, kadangi tema šiandien tokia ir šiandienos aktualija yra ta, kurią pristatei, tai užteks tiek. Man šiaip kilo klausimas, kodėl grožio produktai? Kodėl ne rūbai, ne batai, rankinės aksesuarai arba galbūt netgi šokio pamokos? Nes man kemdu ir aš graži. Nes puikiai šoki. Tikrai puikiai šoki. Ta prasme, žiūrint tavo reelsus, net nesinori akių atitraukti. Gerai, klausimas išgryninkim, kodėl ne šokiai. Aš su šokiais dirbau labai ilgą ir labai didelę savo gyvenimo dalį. Tenais jaučiu, kad buvau pasiekus tikrai tokį piką, kaip aš sakau, viršūnę. Taip susiklostė gyvenimas, kad laiku nutraukiau šitą veiklą, pačiam žydėjime, tai fainai. Aš ją palikau, atidėjau. Man visą laiką yra įdomu naujos sritis, nebandytas, aš toks esu žmogus, kuriam yra smalsu, kuris nestovi vietoj. Tai gal dėl to aš šokiu. Iš tikrųjų ir to sporto aktyvios veiklos nepatraukiu į šoną, nes kuo toliau, taip remiantis tais gyvenimo ženklais, manęs visą laiką klausia, tai kadagi tie šokiai? Tai kada jau tie šokiai? Ir aš kažkada sakiau savo, kad tikrai ne, atgal aš negrįžtu ir panašiai, bet dabar kirba tokia idėja. Tik kol kas aš esu susikoncentravus į tą elektroninę prekybą, būtent man e-commerce yra naujas verslas, naujas sritis, kuri man yra labai smalsi, labai įdomi kol kas, nežinau. Gal atsikasiu ir suprasiu, kad ne mano, bet kol kas tikrai labai viskas fainai. Ir galimai aš matau tiesiog, kad tai gali apjungti ir tokią platesnę, didesnę sritį, daugiau to, ką aš darau. Grožis tai yra toksai pirmas startas, tai kas akivaizdu, ką aš jaučiu dabar, įskaitant ir amžių, nepabijokime to niuanso paminėti, o šokiai jie visada buvo, liks ir galimai prisitrauks prie šitą viso koncepto. Tai aš, pavyzdžiui, matau, kad rinka tikrai yra labai perpildyta ir e-shopų dabar kuriasi pastoviai. Begalybinis skaičius. Jo, kas antras influenceris jau turi e-shopą. Taip. Tai kodėl būtent grožio produktai? Grožio produktai, nes man tai buvo iš esmės toksai natūraliausias ir organiškiausias žingsnis. Aš niekada, kaip ir savo kontento kūrime ir šiaip gyvenime, nemėgstu daryti tuo, ko netikiu, to, ko negalėčiau pasiūlyti savo vaikams ir savo mamai ir kažko tai kurti dirbtinio ar kaip fake vadinamo dalyko. Tai man buvo labai natūralu, įskaitant mano patirtį, tą, ką aš galiu. Gal parduoti tai yra toksai per grubus žodis, bet realiai tiesiog atiduoti iš savęs ir esu to tiesiog akivaizdus pavyzdys, man nereikia per daug velti dalykų tokių, kurių nesimato akivaizdžiai. Tai dėl to. Tai gal tas natūralumas ir yra tavo prekinio ženklo, tas išskirtinumas, kuom skiriesi rinkoje, ar kažkuom kitu gali vardinti? Tai mano realiai ir buvo pati idėja, buvo pats pirmasis klausimas, kadangi e-shopų yra labai daug, kosmetikos parduotuvių ir tų, kas parduoda netgi tuos pačius brandus, aš kol kas, bet jau esu pusę žingsnio iki to, iš tikrųjų nepristačiau nieko iš kosmetikos, ko visi nežinotų, ar iš produkcijos, bet pristačiau tai, kas yra tikrai išieškota, ką aš bandžiau, kuo aš tikiu ir ką aš iš tikrųjų žinau. Tai aš manau, kol kas tai ir yra tas išskirtinumas ir tas kelias, kuriuo aš noriu eiti, tai yra kaip mano pačios, aš pati, tai ką sakau, tiesiog užsmerkus galėčiau duoti savo Adeliai ir net tuo nesuabejočiau. Tai aš manau, kad šiaip yra lengviau eiti
tuo savo vertybiniu keliu ir nesukti dalykų. Man tai būtų per sudėtinga, kad ir dėl pinigų. Tai žodžiu, patirtim paremti produktai, kuriuos saugu yra naudoti, ne? Čia tas gal išskirtinumas? Produktai galbūt po to paslaugos, nežinau, kažkokie tai sporto sveikatos sprendimai, taip. Ir dar man tą leidžia daryti, vėlgi paminėsiu tą patį amžių ir patirtį, nes iš kitos pusės man būna... Bet tai čia mano gal skeptiškas mąstymas, šiek tiek juokinga žiūrėti, kai 20-mečiai siūlo kažkokias tai rutinas ir dalykus, ką reikia daryti, kad gerai atrodyti, tai, pašnekėsim po 20 metų, ką reikia daryti, kad gerai atrodyti. Taip labiau. Pati turi daugiau negu 63 000 sekėjų, kas tikrai yra daug ir čia tikrai yra daug įdėto to darbo. Tai kalbant apie socialinę mediją, aš pamenu, čia gal ne dabar pats pikas, bet anksčiau buvo didelis pikas mamos ir dukros šokio. Ir aš pamenu, kad žiūrėjau Victoria's Beckham su jos dukra šokį ir galvoju, bet aš to šokius jau mačiau labai seniai ir mano toks matymas, kad tu su dukra invented šitą trendą. Man, aš tikrai galėčiau priskirti. Socialinė medija, ar ne? Taip. Daug turime ten daryti, kažką tais išskirtinio ir panašiai. Kaip tau pavyksta arba kokį patarimą turi tiems, kas kuria, kaip tą vertę savo, tą tikrumą ištransliuoti? Patarimo šitoj vietoj aš neturiu, nes aš nesu... Gal čia yra ir minusas, lygiai taip pat aš nesu šitoj vietoj, jeigu sekti mano social media, labai didelę strategiją. Gal norėčiau ją tapti, Akvilės pagalba. Tai vat, ir viską vėlgi paminėsiu, dariau organiškai. Mano su Adele šokiai išėjo iš to, kad jinai, matydama, kad aš esu influencerė ir dirbu su socialiniais tinklais, pradėjo pakankamai anksti tuo domėtis. Tiesiog uždrausti aš jai negalėjau, tai reiškia, reikia lengvai į tą įvesti, parodyti, kad tai yra įrankis savirealizacijai ir monetizacijai. Čia yra mano tokia griežta nuomonė. Vaikams, ką jis nelabai to domisi, gal tik dabar pradeda šiek tiek Adeliai. Ir tuomet jinai sako, mama, darom kažką. Tai ir realiai šokti jinai mane išmokino socialiniuose tinkluose, nes aš nesiruošiau, tiesą pasakius, niekada to daryti, bet darom, mama, pašokam kartu. Aš tau parodysiu, jinai netgi sumontuodavo pradžioje, tik aš nepamenu, man atrodo, TikToką. Jinai sako, pasidaryk TikToką ir aš ten filmuosiu mano accountą. Ir taip mes pradėjom. Tada aš pradėjau kelti Instagramą ir tai gavosi iš tikrųjų labai organiškai. Ir ačiū jai, vis dėlto jaunimas. Čia nerealiai. Aš netgi neseniai irgi žiūrėjau kažkokį paskutinį jūsų reelsą, tai pažiūrėjau ir dar kartą, nors tiesiog labai esi graži moteris, nuostabi dukra, tiesiog labai skaniai, saldžiai susižiūri. Tai labai faina iš tikrųjų. O kaip galvoji dabar apie socialinę mediją? Taip. Kas neveikia? Kas neveikia? Galbūt kažką bandėjai, ar pagal trendą kažkokį ir matai, kad tas neveikia. Nežinau, nėra, man atrodo, dabartinė social media iš esmės mano manymu pasidarė kažkokia labai keista, nes daug kas pradėjo remtis ne kas iš vartotojų, bet tiesiog pati social media algoritmais, kurie yra keisti, kurie visą laiką labai keičiasi ir aš kažkaip atsipalaidavau, nes dėl to nervuotis, sekti kažkaip tai užėjo, neužėjo, daug peržiūrų, mažai peržiūrų. Man, kaip sakyti, tas nelabai, aš gal čia ir atėjau išmokti galbūt tą paanalizuoti ir kas neveikia, tai social media pradėjo iš tikrųjų labai, pasakysiu, nežinau, kaip lietuviškai baninti ar panašiai, mažinti, slopinti, kada tu esi susieji tai su pardavimais, ten reikia jau labai gudriai kažkaip tai apeidinėti, toks jausmas, kad kažką tai pasiūlyti žmonėm nebeleidžia, tiesiog netgi pasidalinti nuo
nuoširdžiom rekomendacijom, iš tikrųjų, buvau, nežinau, fainoj gėlių parduotuvėje ir noriu tiesiog pasidalinti su žmonėm, gal kažkam pakeliui, gal kažkam tai kažkas, tai ir iš karto žemyn eina algoritmas ir nebeleidžia social media tiesiog netgi dalintis paprasčiausiais dalykais, bet kuo, kas susiję su rekomendacijom, aš jau nekalbu apie pardavimus. Tai gal tas taip kažkaip iš kitos pusės ir keistoka, nes o kam kitaip dar social media turėtų būti reikalinga tiesiog trusikus rodyti, kas visiems labai įdomu, bet čia iš karto algoritmas į viršų. Taip, į viršų, fotkę iš ligoninės arba su apatiniais, tai pirmyn važiuojam. Jo, arba paverkti, va čia labai žiauriai gerai veikia. Nekalbant, bet aš kažkaip nenorėčiau, kad social media nusivažiuotų tik į tokį lygį, nes man tai, pavyzdžiui, kaip tik atrodo, kad tie influenceriai ir šiaip jeigu tu jau skiri savo laiką scrollinti ir sekti, tai fainai, kad tau nereik pačiam ieškoti ten, nežinau, kur nusipirkti sijoną, kur susitvarkyti plaukus, nes tai irgi yra labai didelis laiko sutaupimas tam pačiam žiūrovui ir vartotojui ir nauda jam, nes tu jau atsirenki, nori ten perki eini, nenori neperki neini, vis vien tai yra tavo jau gyvo žmogaus pasirinkimas, o žiūrėti vien tik tai trusikus ir kaip kiti gyvena, ten sėdi, nežinau, ant Gucci sofos arba pykstasi su vyru, aš nelabai įsivaizduoju, kokia nauda turėtų būti iš to žmogui, kuris sunaudojo savo brangų laiką žiūrėdamas tokį turinį. Bet čia gal mano tokia kaip žmogaus nuomonė, kuris taupo savo laiką ir aš norėčiau jį gaišti tik daugumoje naudingiams dalykams. Tai vad gal šitoj vietoje man klešina šiek tiek ypatingai su dabartiniais algoritmais social media. Bet yra kaip yra, mes čia, kaip sakyt, jau nieko negalim padaryti. Jo, aš tai tik paantrinsiu, nes dabar atsirinkti tą turinį, kad gauti naudingą, tai turi labai gerai treniruoti savo algoritmą, kad mestų tą naudingą turinį. Taip. Tai jo, labai sutinku, kad su pardavimais gal netgi ir sunkiau, bet tada ir kyla klausimas, o koks tikslas tos socialinės medijos ir ko mes ten einam. Tai būtent. Man irgi taip atrodo, kad koks tada tikslas, nes vis tiek tu turi savo galvą ant pečių, jau tu atsirinksi, ar tau tinka tas produktas, kurį tau siūlo ar ne. Bet smagu, kai, nežinau, kai ir nueini į turgų ir tau siūlo čia geri obuoliai, o ten fainas kriaušės. Tai ateis ir pasižiūrės, nieko čia nėra blogo. O dabar tą social medijos algoritmai pristato kaip kažkokį jau labai didelį blogį. Bet okei, žiūrėsim, kur tas nuves. Jo, vis tiek aš manau, kad socialinė medija iš tikrųjų yra ta platforma, kur geriausiai galima parduoti. Nes jeigu atsimenat, anksčiau būdavo tas taip ir ne, bet neseniai pradėjo vėl kartoti, atsimeni su Arūnu Valinsku. Taip. Ir ten reklama yra tokia ir tokia įmonė, Kaune savanorių 353, telefonas toks ir toks. Ir tokia buvo anksčiau reklama, o dabar kiek mes tos reklamos gaunam iš tikrųjų, kiek produktų, kokia pasiūla ir va tų elektroninių parduotuvių. Tai va grįžtant apie pačios tą elektroninę parduotuvę, grožio produktą elektroninę parduotuvę, Viveret. Taip. Ar buvo tokių situacijų, kai nori įsivesti produktą, kuris yra labai geras, bet matai, kad jis nėra pelningas verslui, nėra naudingas verslui? Jo, ir aš tokių turiu ne vieną ir ne du, bet aš noriu nuo savęs tam, kad vardinis verslas irgi verslas, kuris yra mažas ir kurį tu pats kuri ir dar turi tam tikrą didesnį ar mažesnį žinomumą, tai dar yra ir tavo veidas. Ir žmonės, jeigu iš tavęs nusiperka tai, ką jie gauna, jie asocijuoja su tavim kaip su žmogum. Aš nesu tiesiog įmonė be veido, be personalizacijos, tai man yra labai svarbu ir ypatingai pradžioj, kol tu dar formuoji savo veidą, savo vardą, savo brandą, galbūt turi ne tokią didelę pirkėjų auditoriją. Man asmeniškai, kaip aš ir minėjau, kaip savo šeimos nariui, labai svarbu pasiūlyti žmogui tai, kas veikia man,
gal man ir nelabai apsimoka, gal išeina, nebijokim tų skaičių, tas nulis arba kažkur iš tos prekės minusas, tai iš kitos pasipildai, bet man faina, kad žmogus pabandys ir sakys, nu nerealiai, nusipirksiu dar kažką tai arba nerealiai gerai, dabar tikrai klausysiu to žmogaus rekomendacijų ir tavo galų gale tas patarimas ar prekė yra kitam žmogui vertinga. Tai aš tai manau, kad čia dar ir karmos taškai. Nu, tiesiog noris dabar ir apsipirkti ir kuo daugiau paklausyti tavo rekomendacijų. Man vis tiek yra labai aktualu skaičiai versle, man labai patinka skaičiai. Ir ar seki kokius nors skaičius versle? Gal tau patikė kažkokius skaičius, kurie tau yra esminiai ir tu žinai, ar čia viskas gerai su verslu, ar auga, ar ten gerėja, ar ne? Iš tikrųjų, taip seku. Aš kol kas apie skaičius neturiu daug ko pasakyti, nes kada kalbėjom su tavim prieš tai, kad turėsim podcastą, aš sakiau, kad mažiausiai aš turiu ką pasakyti apie skaičius. Vien todėl, kad šitas mano verslas yra labai jaunas, naujas, jam dar nėra metų, tai reiškia, aš dar negaliu uždaryti to, žinai, finansinio tokio rato. Faktas, kad aš seku, kad nebūtų tas, liaudiškai tariant, pilnas minusas, kad iš esmės visos finansinės kreivės patys pardavimai, pelningumas eitų bent šiek tiek į viršų, nes aš manau, kad būtent e-commerce suformuoti šitą verslą reikalingi kokie metai 2 ir tada jau tu gali pasidaryti išvadą iš esmės, ar verta dar ten, ar čia yra tavo galų gale sritis, kas irgi ne visų čia yra iš tikrųjų sritis, ar ne tavo. Tai aš dar esu tokiam laukime, bet ir stengiuosi iš tikrųjų dabar vis vien, kadangi yra pradžia, nemesti tokios didelės koncentracijos vien tik į skaičius, nes tai nėra tik tai mano šitas projektas, kad tik užsikalti pinigų. Tai aš taip netgi save labai taip sulaikau, sau daviau laiko tarpą, kiek aš galiu būti tame ir tik tai taip pusę akies skaičius pasižiūriu į tos kreives. Nu, okei, gerai, dar važiuojam, dar viskas tvarkoj, dar galiu sau leisti pasiūlyti, kaip tu minėjai, gal kažkokius produktus, kurie neneša labai didelio pelno, bet man jie labai labai patinka. Tai tokiame procese dabar. Labai gerą dalyką paminėjai, kad užmesti akį į pelningumą, kad jis bent trupučiuką kiltų. Labai geras įprotis, labai noriu pagirti, nes tas ir mažas kilimas signalizuoja apie tvarų verslo augimą. Bet ta kreivė, kad jinai gali ir pakilti, nusileisti truputį, tai viskas yra tvarkoj, svarbiausia, kad bendra kreivė kiltų į viršų, šitą svarbiausia stebėti. Tai dažniausiai pardavimai nereiškia, kad dideli pardavimai kylantis nereiškia pelningo verslo ir labai džiaugiuosi, kad stebi pelningumą, ar jis yra ir panašiai. Tai čia toks Ačiū. Tai dabar mes esam dirbtinio intelekto konferencijoje ir vėlgi mes neseniai kalbėjom, kad turi būti žingsnį priekyje. Kaip galvoji, ko tavo veikloj versle niekada nepakeis dirbtinis intelektas? Manęs? Nors dabar iš tikrųjų su dabartiniais dirbtinio intelekto talentais ir gabumais aš iš vis neįsivaizduoju. Yra tie reelsai, kol kas neišsiurps namų už mus ir neišplaus indų dirbtinis intelektas, kas man atrodo labai ne už kalnų, nes taigi tuos robotus kuria ir jiem kol kas blogai sekasi, jie krenta vargšai ir nuo scenų ir panašiai. Bet aš manau, kad ne už kalnų ir tai, kad mus iš esmės pakeis ir dirbtinis intelektas, ir visi tie... Aš pamiršau tą protingą žodį, kaip tie robotai vadinasi? Šitą iškirps gal. Užkrito. Aš suprantu, ką tu turi minėti. Taip. Žodžiu, ta robotizacija ir klausimus, kurie, kaip sako, už mus ir dirbs, ir mus pavežės, ir viską darys, bus klausimas tik tai, ar nežinau, koks bus klausimas, kiek mes patys leisim jiems pakeisti gal savo
Ir ką dabar galvoju, nei čia smegenis, nei čia ką, gal mes liks meilė nugalės pasaulį. Neįsivaizduoju, man atrodo, kad viską gali iš tikrųjų pakeisti ir dirbtinis intelektas ir ta Aš matau, kad automatizacija. auga ir tas visas dirbtinio intelekto norėjimas, tas važiavimas su dirbtiniu intelektu, bet iš tikrųjų žmonės labai ir to natūralumo nori. Tai vat, kaip ir sakai, tavęs nepakeis, nes žmogus vis tiek norės to tikrumo ir kol kas žmonės dar pakankamai atskiria. Na, aišku. Galimai, aš tai jaučiuosi šitoj vietoj kartais sena, nes kartu su vaikais būna su Adele skrolinu, sako, čia dirbtinis intelektas. Sakau, ką? Kur? Kodėl? Todėl, sakau, gerai ir suprantu, kad, aš iš tikrųjų, nors aš tiesiog nesikoncentruoju, aišku, tas video nėra ten, kuo tu patiki ar ką norėtum panaudoti, tai faktas, kad ten atidžiau pasižiūri, bet tai vad greita akim, aš kai kurių jau nebeatskiriu. Bet aš manau, kad mus vis vien pririš ir kuo toliau, tuo labiau mes norėsim ir galim dar pasidžiaugti tuo natūralumu ir panašiai, bet dėja, čia jau liks, man atrodo, praeityje. Toks pasaulis. Ar yra kažkoks dalykas versle, kurį pakeitė, sutvarkė ir tapo sprendimas dirbtinio intelekto naudojimas? Kur vat... Jo, koks? Pakeitė sprendimas, tai čia pradėkim nuo pačių paprasčiausių dalykų. Tie patys dizainai, tie patys tekstai, aprašymai, tos pačios statistikos. Jeigu tu moki, iš tikrųjų, tik čia dar kol kas mums reikia tikrai labai daug mūsų asmeninio talento, proto, kad surašyti gerą promptą, kad gauti tą tikrą informaciją, o ne abstrakčią, kai mes pripratę esam iš ChatGPT ten vėjus visokius ir jeigu nepasitikrinam, tai galim labai patys suklysti ir suklaidinti savo auditoriją, kas būtų blogiausia tiesiog. Tai tikrai taip, vat visi šitie vizualai, tuomet skaitmeniniai šopai, tos pačios dirbtinis intelektas, jeigu paimkim paprasčiausius dalykus, tas pačias kainas, savikainas ir panašiai jau nebereikia skambinti tetai, kuri ten moka viską sudaryti, suskaičiuoti ar samdytis kažką. Tai jeigu tu moki naudotis teisingais įrankiais ir moki dirbtiniam intelektui suformuluoti teisingą užduotį, tai galų gale tu esi tas žmogus, kuris tą padaro, dirbtinis intelektas duoda informaciją ir nebereikia kreiptis į kitą žmogų, kuris galimai padarytų tiesiog tą patį. Jau dabar, aš taip įsivaizduoju. Ar čia jau ne už kalnų šitie dalykai? Tai labai daug. Anksčiau reikėjo daug žmonių, didelės komandos, arba samdytis, outsourcinti irgi žmonės paslaugos kažkokias, tai kad kažką tai vien tik pradėti. Dabar to nebereikia. Jo. Ir pabaigai noriu paskutinį klausimą. Toks ne tik apie verslą, ne tik apie socialinę mediją, bendrai. Koks reikšmingiausias versle ir gyvenime buvo pasiektas skaičius? Ir ką jis reiškia tau? Skaičius? 2 vaikai gyvenime. Labai norėjau visą laiką. Visą laiką 2? Jo, aš visą laiką norėjau labai 2 ir visą laiką norėjau berniuko ir mergaitės. Ir kai antras sužinojau, kad bus berniukas, tai čia tikriausiai vienintelis dalykas, kur aš pasijaučiau, kad kaip laimėjus loterijoje, nes realiai, tai buvo bent jau mano atveju, yra įmanoma iš tikrųjų pasirinkti vaiko lytį ir panašiai, ten technologijos yra visokios, bet mano atveju čia visiškai buvo natūralu, tai 2 vaikai. O šiaip aš kažkaip labai stengiuosi palaikyti savo gyvenime balansą tarp to, kuo aš gyvenu ir savo vertybių ir skaičių, nes labai stipriai skaitmenizuotis aš nenorėčiau, man būtų labai nekomfortiška ir per daug kelia streso toks gyvenimo būdas, bet niekada nesakau niekada. Tai va. Ačiū labai, Veronika. Su jumis buvo Vaida Rimkė. Visų video podcast'o filmavimų ir šią zoną nuostabę pasirūpino Studio 101. Ačiū jiems ir iki susitikimo kitą kartą. Ate.